Laba diena, mieli renginio dalyviai, klausytojai ir pranešėjai. Sveikinu Jūs prisijungus į Skaidrumo akademijos renginį mokytojams, praktikos ir patarimai apie pradinukų ugdymą. Nors prieš keletą metų kalbėti apie jaunesniųjų moksleivių antikorupcinį ugdymą buvo tikras iššūkis, bet šiandien tikrai džiaugiamės, kad daugiau nei 300 jūsų susirinko į antrąjį Skaidrumo akademijos mokytojams renginį, kuris yra skirtas būtent pradinių klasių mokiniams. Prisistatau Jums, šį renginį moderuosiu aš, Rita Šikšnienė, specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio švietimo skyriaus atstovė ir Skaidrumo akademijos mokytojams koordinatorė. Taigi, šiandien mūsų pranešėjai dalinsis įvairiomis praktikomis ir patarimais, pristatys jau išbandytas veiklas su jauniausiais mokinukais. Na ir labai tikimės, kad seminaras bus naudingas ir praplės jūsų akiratį antikorupcinio sąmoningumo ugdymo temą, tačiau jūs galėsite išgirstus ir pamatytus patarimus pritaikyti ir praktiškai savo mokyklose. O taip pat labai tikimės, kad bus išsklaidytos dar kartais pasitaikančios abejonės, jog tik su vyresniaisiais mokiniais galima kalbėti apie antikorupciją. Na ir aš negaiždama laiko iš tikrųjų noriu pradėti mūsų renginį, pakviesdama specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pavaduotoją Egidijų Radzevičių tarti įžanginį mūsų renginio žodį. Prašau, pavaduotojų. Įsijunkite mikrofoną. Ar girdisi? Taip, puikiai girdime Jūs. Tik nematome. Tai sveiki atvykę. Tuoj pabandysim. Na va, dabar turėtų būti gerai. Taip, tai sveiki atvykę į dar vieną Skaidrumo akademijos renginį mokytojams. Ir vėl dar sykį taip gausiai susirinkę. Iš tiesų, vos prieš kelerius metus išbandę Skaidrumo akademiją valstybės tarnybos atstovams atsargiai galvojame apie renginius mokytojams. Ir pradėjome nuo mokytojų traukimo ir diskutuoti apie galimą pamokų turinį paskutiniųjų moksleivių klasių atstovams. Vėliau kalbėjome apie skaidrumo antikorupcinio sąmoningumo tematiką vyresnių klasių moksleiviams progimnazijose, sukūrėme žaidimą, kuris tiktų tiek paskutiniųjų, tiek ir progimnazijų moksleiviams. Visgi šiandien jau kalbėsimės ir dalinsitės patirtimi apie priešmokyklinį ir pradinukų ugdymą. Kodėl tai yra svarbu, nes tai yra sistema ir evoliucija, kaip aš jau minėjau, vos per kelerius metus. Mes turime sistemą, kai mes jau kalbame apie ikimokyklinį ugdymą, apie nuoseklų skaidrumo tematikos plėtojimą, antikorupcinio sąmoningumo plėtojimą mokykloje. Ir tai iš dalies atspindi ir tą idėją, kurią turime kurdami antikorupcinio skaidrumo šventes gruodžio mėnesį, vėlgi kaip Skaidrumo akademijos renginius, kai mes kviečiame tiek moksleivius, tiek mokytojus, tiek skaidrumo mentorius, tiek Skaidrumo akademijoje dalyvaujančiose institucijose pabūti kartu, nes tai kuria bendrystės jausmą, tai rodo sistemiškumą, tai rodo ir tam tikrą tarpusavio bendravimą ir šios temos diskusijų brandą. Pradinio klasių ir ikimokyklinio ugdymo vaikai yra neabejotinai labai svarbi ir jauti tema, todėl aš nuoširdžiai dėkoju šios diskusijos pranešėjams, sutikusiems pasidalinti savo patirtimi, kaipgi jie pristato šią temą. Ir neabejoju, kad jūs rasite naudingų minčių ir idėjų savo pamokoms, bei taip pat antikorupcinio skaidrumo tematikai jūsų ugdymo įstaigose. Įdomių diskusijų. Ačiū Jums labai už puikius žodžius ir manau, kad galime pradėti mūsų seminarą jau apie praktikas išgirsti realiai.
Na, bet trumpai apie programą. Kaip jau minėjau, šiandienos renginys iš tiesų yra apie jau išbandytas praktikas, kurias pristatys mūsų Skaidrumo akademijoje dalyvaujančios mokytojos, tai Jolita Stadalninkaitė iš Vilniaus, mokytoja Nijolė Miliauskaitė su savo mokytojų kolegių komanda iš Širvintų. Taip pat mums labai džiugu, kad prie renginio mielai sutiko prisijungti ir Valstybės pažinimo centro edukacinių užsiėmimų vedėjas Mantas Kuizinas. Na, iš tiesų planuojame užtrukti apie 2 valandas, jūs toje programoje jūs ir matėte, tai taip pat dar noriu pasakyti, kad renginio metu man padės įvairiausiais techniniais klausimais rūpinsis ir mano kolegė Lina Kančytė, antikorupcinio švietimo skyriaus atstovė, taip pat ir Skaidrumo akademijos viena iš organizatorių ir manome, kad tikrai viskas klostysis puikiai. Nors laikas klausimams yra numatytas renginio pabaigoje, bet kviečiu bet kuriuo metu rūpimus jums klausimus užduoti pokalbių skiltyje. Taip pat ir pranešėjus skatinu drąsiai naudotis pokalbių skiltyje, atsakinėti į klausimus arba net juos užduoti. Taip pat atkreipiu dėmesį, kad kaip įprastai mūsų renginiuose įpusėjus šiam renginiui mes pasidalinsime nuorodą, kurią paspaudę jūs galėsite užpildyti prašymą, jeigu jums reikalinga pažyma dėl dalyvavimo šiame renginyje. Na ir tikrai jūs pažymos pasieks ne vėliau kaip per 2 savaitės, jos bus siunčiamos tik tiems dalyviams, kurie, kaip minėjau, renginio metu užpildys mūsų specialų prašymą. Tai dar kartą tikrai visų labai prašau, kad renginio metu laikytumėmės mes tvarkos ir laikytume tiek kameras, tiek mikrofonus išjungtus, naudotumėmės pokalbių skiltyje arba turime galimybę pakelti ranką. Na ir nieko nelaukdama, jau matau ekrane ir pirmąją mūsų pranešėją, Jolita Stadalninkaitė, kuri yra Vilniaus Fabijoniškių ir Vilniaus Minties gimnazijų istorijos mokytoja, na ir jau 2 metus dalyvauja mūsų Skaidrumo akademijoje. Šiandien mielai sutiko pasidalinti savo praktiką. Na ir kaip jau ekrane matote, mokykloje Vilniaus Fabijoniškių gimnazijoje Jolita vykdė projektą kartu su kitais mokytojais Skaidrumo laboratorija. Taigi, žodis, Jolita, jums papasakokite apie savo patirtį vykdant šį projektą. Labą dieną visiems susirinkusiems. Ar mane girdite? Taip, puikiai girdime. Ačiū Ritai pristačius mane ir įvardinus mūsų veiklas. Ir dar kartą galbūt pasikartosiu, kad esu Jolita Stadalninkaitė. Ir dirbu Vilniuje 2 gimnazijose, Fabijoniškių gimnazijoje ir Minties gimnazijoje. Ir kaip girdite, kad daugiausia dirbu istorijos ir pilietiškumo klausimais su vyresniųjų klasių mokiniais. Tačiau mes skaidrumo veikloje, pilietiškumo veikloje su antikorupcijos komisija Fabijoniškių gimnazijoje nusprendėme, kad reikalinga ir tikslinga informaciją teikti ne tik tai vyresniems klasių mokiniams, kad antikorupcinio sąmoningumo ugdymas turėtų vykti kryptingai, tikslingai jau nuo mažųjų pradinių klasių. Čia buvo mums iššūkis, kadangi neturėjome konkrečios programos ar konkrečios veiklos ir šiuos metus skyrėme kaip tokį bandomąjį terapinį projektėlį. Ir šių metų, mokslo metų, spalio gruodžio mėnesiais Fabijoniškių gimnazijoje antikorupcijos komisijos nariai kartu su pradinių klasių mokytojais bandė ir ne tik bandė, bet ir pavyko jiems įgyvendinti skaidrumo laboratorijos projektą, kuriame mes pasakojame ir bandėme su vaikais kartu pristatyti gyvenimo vertybės ir, kaip žinom, pradinių klasių mokiniams
pasakyti sąžiningumas, pilietiškumas arba savigarba šiek tiek abstraktu. Jiems reikėtų kažko apčiuopiamo labiau ir todėl mes pasirinkome su mokiniais šitą visą darbą daryti per praktiką. Todėl pavadinom savo projektą laboratorija ir ėmėmės įvairių technikų, kad lavinti vaizduotę, kad susipažinti su tą gyvenimišką vertybę. Ir šį kartą palikome nuošalyje internetinės galbūt priemonės, kad nežinom, kad įsitraukimas į internetinį bendravimą yra aktyvus ir galbūt nebus toks dar mažiems vaikams suprantamas ir vizualinės formos labiau reikalingos. Tai galbūt lekiam su kita skaidre tolyn. Ir mūsų projekto tikslas kitoje skaidrėje. Tai projekto tikslą mes įsikėlėme domėtis pilietiškumo ir antikorupcijos temomis, mokintis skaidraus elgesio pačiose gyvenimiškose situacijose, galbūt ir mokyklose. Todėl pasirinkom skaidrumo laboratorijos veiklas vykdyti būtent klasės valandėlių metu. Taip, įsijungė ne visos pradinės klasės, kadangi tai pradedančiųjų projektas, tai šį kartą dalyvavo apie 10 mokytojų ir specialistų ir norėčiau akcentuoti, kad su vaikais dirbo ne tik tai pradinių klasių mokytojai, ne tik tai mokytojai dalykininkai, bet ir kartu prie mūsų prisijungė mokyklos psichologai ir socialiniai pedagogai. Ir tikrai toliau aptarime mes akcentavome, kad šitam 21 amžiui skaidrumas, sąžiningumas tiek pat yra reikšmingas ir aktualus ir turi būti akcentuotas jau nuo pačių jauniausių metų mokykloje. Taip, toliau kitoje skaidrėje mes pamatysime trukmė. Trukmė, kaip ir sakiau, šį kartą pasirinkome ne visus mokslo metus, o tik tai spalio-gruodžio mėnesius ir projekto aptarimą pasirinkome sausio mėnesyje, kad galėtume pasižiūrėti, ką mokykla ir specialistai galėjo, mokėjo ir įgyvendino ir ką reikėtų dar tobulinti ir kitais metais galbūt veiklą plėsti. Taip. Ir pristatysim jums tada kitose skaidrėse konkrečias tas veiklas, apie kurias aš kalbu. Tai buvo pasiūlyta ir išsigryninta 10 temų, kurias jūs matote ekrane. Tai buvo gerų darbų krepšelis, vertybių medis, kas yra sąžiningas žmogus, kas yra žmogaus vertybė, kaip nupiešti tą vertybių saulutę, kaip sudėstyti mintis be melo, galbūt supažindinti ir išmokyti vaikus pasiruošti šventėms, valstybinėms šventėms ir pasiruošti pilietiškumo simbolį. Taip pat pynėme draugystės apyrankę. Toliau socialinis pedagogas kalbėjo su vaikais ir apie sąžiningumo lašus, ką vaikai sutinka ir pamokose, ir pasakose, ir kaip išgryninti tą sąžinės lašą, ir kiek jisai mums svarbus. Ir pirmųjų klasių mokiniai buvo iššūkis, darė skaidrumo skrajutes. Taigi, kitoj skaidriai mes turime būtent kaip mes įvardinom aptarimo metu pačią sunkiausią mum temą – sąžiningumo lašai. Kaip vaikai savo klasės valandėlės metu, išgirdę pasaką, bandydami ją suvaidinti, turėjo išgryninti ir pasakyti, kas yra sąžinė ir kodėl mes turėtume laikytis ir visuomenėje, ir klasėje, ir kitoje aplinkoje sąžiningumo.
Tai kita tema mūsų buvo vertybių medis. Tai mokyklos psichologė vaikams pristatė pagrindinės 10 vertybių ir vaikai susipažinę su tomis vertybėmis bandė susidėlioti savo vertybių medį. Ir medyje nusipiešti, kurios vertybės jiems yra svarbesnės, kurios yra arčiau šaknų ir arčiau širdies ir kurios yra aukščiau kylančios link saulės. Tai toliau. Toliau artėjo gruodžio mėnesis ir gruodžio mėnesį kaip tik tema buvo gerų darbų krepšelis. Ir 3 klasių mokinukai ne tik patys gamino krepšelius, bet ir juos krovė kalėdinius žaisliukus, ant kurių jie rašė, kokius gerus darbelius jie jau padarė namuose, kokius gerus darbelius padarė mokykloje ir kuriuos gerus darbelius dar galėtų padaryti kitais metais. Taip. Toliau. Taip žaismingai paskui mes padarėme parodėlę ir iš tikrųjų nustebome, kad gerų darbų krepšelis pradinukų ne visada kartojasi ir kartais juokėmės su mokytojom aptarime, kad mums reikėtų kartais prisiminti. Vaikai labai išradingi ir turi puikią vaizduotę. Taip. Kita mūsų tema buvo, kas yra sąžiningas žmogus. Tai socialinis pedagogas kalbėjo šitoje temoje ir apie atsakomybę. Ir vaikai patys ėjo prie lentos ir aplink tą sąžiningo žmogaus ratelį bandė sudėlioti ir užrašyti. Ką norėčiau aš matyti, kai aš esu sąžiningas ir kai šalia manęs sąžiningas draugas. Taip. Kitą iššūkį turėjom, čia pavadinkime iššūkį, nes pradinių klasių tarpe patys mažiausi pirmokai dargi puikiai skaityti ir rašyti nemoka ir su jais daugiau galima padiskutuoti, bet mes nusprendėm, kad jie jau gali spalvomis išreikšti savo mintis ir skrajutėje, kurią mes pateikėm kaip vieną iš kompiuterinio variantų, gali pabandyti atsiminti frazę ir ją perskaityti, kad būk skaidrus ir skatink taip elgtis kitus ir spalvytėmis įvardinti, kurios spalvos yra skaidrumo simbolis jiems. Ir kiekvienas galėjo tada paaiškinti šitą dalyką. Taip. Ir, kaip ir sakiau, didelis dėmesys buvo skirtas žmogaus vertybėms. Ne tik tai sąžiningumui, bet ir sveikatai, ir draugams, ir pasitikėjimui, ir jausmams. Ir čia 2 klasių mokiniai iš žmogaus vertybių po visos klasės valandėlės sudėliojo ant savo rankyčių užrašytą vieną iš svarbesnių jiems vertybę ir taip gavo vertybių saulutę. Kuo dabar iš tikrųjų mes ir džiaugiamės ir šitas priemonės, kurias projekto metu pagaminome, mes naudojame ir toliau pradinių klasių darbe ir tose klasėse, kurios nedalyvavo projekto metu. Tai iš tikrųjų yra pagalba ir specialistams. Tai keliaukim toliau. Su pilietiškumo mokytoja 4 klasių mokiniai pasižiūrėjo, kas yra pilietiškumas. Kodėl žmogus visuomenėje turi būti pilietiškas, kodėl reikia turėti simbolį, kodėl reikia save pristatyti visuomeniai. Tai įdirbis taip pat, kad būtų visos klasės ne tik tai pokalbis, ne tik tai aptarimas, bet kad mums įsimintų, klasė turėjo nuotrauką ir aplink ją iš savo rankyčių sudėliojo ir paruošė pilietiškumo simbolį, kurį vėliau pasikabino savo klasėje.
kad per valstybinės šventes galėtų prisiminti, kad mes esam taip pat pilietiški ir tikrai sudalyvausim šventėje ir prisidėsime prie ne tik tai savo bendruomenės, bet ir valstybės gyvenimą. Taip. Ir ekrane jūs ir matot tą klasės pilietiškumo simbolį. Ir dar mes turėjome kitą veiklą – minčių be melo žemėlapis. Tai čia vaikams buvo išdalintas taip pat jau paruoštukas, toks kaip ir animacinių filmų herojus. Ir ji buvo kalbėta, kad galbūt mes turime minčių, mes jas įgyvendinam be melo ir reikia padėti šitam animacinių filmų herojui surasti, kurios mintis yra tikrai be melo ir jas užrašyti jame animuotame paveikslėlyje. Taip, ir paskui mokiniai ėjo prie lentos ir patys pristatinėjo savo mintis ir pakomentavo. Taip, tas 10 temų mes su mokytojais apsitarėm. Labai smagu, kad pasitarimo metu mes galėjome ne tik tai turėtų bendruomenės bendrystę, bet pas mus atvyko ir specialiųjų tyrimų atstovas ir mums davė patarimų ir pasižiūrėjome, kas yra geroji patirtis, ką galėtume pasidalinti su kitais bendruomenės nariais, galbūt panaudoti per valstybinių švenčių organizavimą. Ir mūsų kaip tęstinumas buvo šįmet jau progimnazijos dalyviai. Kovo 11-osios proga šito projekto iniciatyvą įkvėpti kūrė stalo žaidimus susijusius su Lietuva ir pilietiškumu, kuriuos paskui bibliotekoje mes statėme, padarėme parodėlę ir tikimės, kad galėsim panaudoti istorijos ir pilietiškumo pamokose. Tai aišku, visas projektas praėjo pakankamai sklandžiai. Negalėčiau sakyti, kad buvo įsitraukimas intensyvus. Iš pradžių buvo daug diskusijų, o ar tikrai mums šito reikia, ar bus kitokios tos klasės valandėlės. Ir pajautėm, kad neturim tų nuolatinių pastovių metodinių priemonių, kad galbūt reikėtų susikurti kažkokią tą iš tikrųjų skaidrumo laboratoriją arba gyvoje aplinkoje, arba tiesiog internetinėje erdvėje. Tai šitą mintį išgryninom ir tikimės, kad ateityje mes ją tobulinsim. Ir smagu buvo iš tikrųjų pati bendruomenės bendrystė, mokytojų ir pedagogų, psichologų minčių apsikeitimas ir iš tikrųjų vaikų žingeidumas buvo. Ir džiaugiamės, kad vaikai sakė, o kada mes tai pakartosim, tai mes mokslo metų pabaigoje esam sugalvoję, kad galbūt darysime vieną didelį piešinį dabar iš visų vertybių. Tai tiek norėčiau pasakyti apie mūsų inovatorišką bandomąjį darbelį šiais metais. Taip, ir visiems linkiu tada sėkmingų ir išradingų klasės valandėlių ir nepamiršti antikorupcijos temų. Ačiū, Jolita, labai už įdomų pranešimą ir tikrai daug veiklų labai nuveikėte mokykloje. Dar tik vieną klausimą norėčiau jums užduoti, o kaipgi pavyko paskleisti tą idėją? Kaip pavyko prikalbinti mokytojus? Ar daug jų dalyvavo? Ar visi pradinių klasių mokytojai dalyvavo? Ar kurios klasės neįsijungė? Matot, mes mokykloje jau turime ir antikorupcijos komisiją ir turim tikslinį
darbą nuolatinį dėl antikorupcinio sąmoningumo ugdymo. Ir kiekvieną kartą komisija susitikusi apsitarė. Tai mes pasikvietėm į vieną posėdį pradinių klasių mokytojus, pristatėm savo idėją apie kitokias klasės valandėlės, apie pilietiškas klasės valandėlės ir, aišku, 100% įsiliejimo akcento tokio nebuvo. Bet eigoje mokytojai domėjosi ir klausė ir kitais metais manau, kad mūsų ratas plėsis. Dabar buvo maždaug apie 10 mokytojų ir specialistų. Tikrai, ačiū Jums už tokią iniciatyvą. Čia puikiai padeda, kaip matote, ir atsakingi korupcijos prevencijos specialistai, kurie yra jau daugelėje mokyklų. Tai tikimės, kad ši praktika, ši patirtis tikrai bus puiki ir galėsite jūs pritaikyti savo mokyklose. Na, o dabar turiu Jums pasakyti, kad kartais ne tik mokyklose vykdomos tos veiklos padeda mums ugdyti pilietiškumą. Įvairias edukacijas, ypač žemesniųjų klasių mokiniams, yra parengęs ir Valstybės pažinimo centras. Ir dabar kviečiu pranešimui Mantą Kuiziną, Valstybės pažinimo centro edukacinių užsiėmimų vedėją, kuris mums pristatys, kokias gi veiklas, kokias gi edukacijas vykdo šis centras. Mantai, ar esate? Sveiki, tikiuosi girdžiuosi gerai ir visi mane mato puikiai. Aš tik tai vis dirsteliu, kiek prisijungusiu, tai 430. Oho, nes nesitikėjau tokios didelės auditorijos ir publikos. Labai panašu, kad tai yra tikrai aktuali tema. Ačiū už pristatymą ir labai įdomu buvo pasiklausyti pirmo pranešimo. Labai tikiuosi bus galimybė išgirsti ir visus kitus pranešimus ir galbūt sureaguoti į kai kurios klausimus. Gal labiau kreipčiausi visus sakydamas, kad sveiki kolegos, nes nors ir esu edukatorius, vis tik esu lygiai tas pats mokytojas, temos dėstytojas. Tai kaip be pavadinsi, mes esam kolegos ir man labai smagu, kad vyksta gerųjų praktikų dalinimasis tarp mokyklų, tarp mokytojų. Tai smagu, kad turiu galimybę pristatyti ir kažkada viziją tik tai buvusią, dabar jau ir kūnų patapusią tokią svarbią ir aktualią temą. Tai yra viena iš temų, ką gali pilietis, vadinasi mūsų edukacinis užsiėmimas. Ir jo metu mes kalbam daug apie atsakomybę, apie pilietiškumą. Ir jau pirmo pranešimo metu, jau kaip ir girdėjote, kad buvo sulyginta pilietiškumas ar ne, atsakomybė, skaidrumas, kad tai vienaip ar kitaip tai yra susiję. Tai mano idėja, kuriant su komanda šį užsiėmimą ir filmuką, kurį netrukus jums parodysiu, tai būtent ir buvo ta vizija, kaip jaunam žmogui perteikti tokią, sutikim, pakankamai sudėtingą temą, nes yra įvairių dalykų, tokių kaip, pavyzdžiui, nepotizmas, ar ne, kaip pradinukui paaiškinti, kas tai yra, kaip reikėtų sukramtyti ir papasakoti jam suprantamą kalbą. Tai po to pasidalinsiu, kokie yra pastebėjimai ir kokios yra reakcijos. Filmukas ir dalis edukacijos keliauja sėkmingai po visą Lietuvą. Tai gali būti, kad dalis mokytojų, kurie čia yra prisijungę, vieną kitą iškarpą jau yra matę, bet kokiu atveju personažai filmuke bus labai ikoniški. Tai gal aš tada jau pasidalinsiu savo ekranu ir labai tikiuosi, kad niekas nestriks ir veiks taip, kaip turi veikti. Tai jeigu matote mano ekraną, galim judėti toliau. Tai filmuką užvardinom Skaidrink Lietuvą, tai ir patys personažai yra susiję, tai netgi su STT kalbantis buvo tokių minčių. O kaip galėtų vadintis tas filmukas ir kur galėtų vykti veiksmas? Tai veiksmas vyksta Šešeliškių miestelyje ir pati pagrindinė personažė, herojė, tai Skaidrutė, tai jis susiduria su tam tikrais pavyzdžiais, kuriuos mes galim rasti
savo aplinkoj, tai vat būtent toks ir buvo tikslas, kad vaikai galėtų identifikuoti kažkokią tai problemą, nes dažnas tos problemos net nemato ir galvoja, kad tai, kas vyksta, taip ir turi būti. Tai žodžiu, tai vat mes su moksleiviais labai daug skiriam laiko būtent diskusijai po filmuko. Prieš pradedant edukaciją, tai labai įdomu būna išgirsti įvairių minčių, ką pradinukams, ir ne tik aišku pradinukams, ką jiem reiškia žodis pilietiškumas. Tai ypatingai nuotoliu vedant šias edukacijas reikėjo rasti tam tikrų būdų ir įrankių. Tai vienas iš įrankių galimai mokytojams jau pažįstamas, tai yra Mentimeter, kuomet moksleiviai tiesiog su telefonais arba planšetėmis arba naudodami kompiuterį prisijungia, suveda kodą ir mes matome tokį minčių lietų. Tai čia jūs matote paskutinį minčių lietų, čia ko gero mano kolegės vesta edukacija. Tai čia matote, jeigu pasikartoja žodis iš kelių moksleivių, tai tas žodis tiesiog išdidėja. Tai vat čia toks vyksta, čia moksleiviai gali tiesiog labai atvirai pasidalinti savo mintim, kadangi ko gero žodžio pilietiškumas mes 1-2 žodžiais tikrai negalėtume apibūdinti, tai būtent mums yra labai įdomu, o kaip pradinukai supranta, ką reiškia žodis pilietiškumas. Tai čia matote tiesiog kaip įrankį, kaip pavyzdį, ką galima tikrai naudoti prieš pradedant diskusiją. Tada moksleiviai yra labai įsitraukę, žiūri, ar daugiau mažiau pataikė į 10-tuką, nors, kaip ir sakiau, vieno teisingo atsakymo tikrai nėra. Tai mes kalbėdami su moksleiviais daug dėmesio skiriam ne tik tam, kad reikėtų atpažinti, kas jau yra neblogai, bet svarbiausia yra, o kas po to, kas prisiims atsakomybę už tą nesąžiningą veiklą. Na ir kadangi pagrindinė mintis yra, kad valstybę kuria patys piliečiai ir už ją yra atsakingi patys piliečiai, tai neužtenka tik tai atpažinti, bet reikėtų kaip nors sureaguoti, tai šiuo atveju arba įspėti, arba pranešti. Tai pabaigoje, prieš paskutinėje skaidrėje dar parodysiu ir vieną iš pavyzdžių, kurį galite rasti ir valstybės pažinimo centre. Iš viso yra 10 situacijų, tai moksleiviai patys sprendžia problemas. Tai apie tai galėsime pratęsti šiek tiek vėliau. Nu, dabar norėčiau parodyti jau ir patį filmuką. Tai labai norėčiau, kad atidžiai įsiklausytumėte į personažų vardus ir pavardės. Kaip ir minėjau, jos yra labai labai ikoniškos. Ir tikslas buvo parodyti kasdienėje aplinkoje, kur galima pamatyti, kas yra neskaidraus. Ir labai geras dalykas, tai kad ne visos situacijos rodo, kad optimizmo negalima niekur išvelgti, visgi šviesa tunelio gale yra ir ne visi personažai pasielgia neteisingai, nesąžiningai. Tai po to galėsime aptarti ir atskirus personažus. Tai dabar pabandau parodyti filmuką ir tada pratęsim mūsų pokalbį. Skaidrutės nuotykiai Šešeliškių miestelyje. Sveiki atvykę į Šešeliškių miestelį. Susipažinkite su Skaidrute, kuri su tėveliais persikraustė į Šešeliškes. Šešeliškėse Skaidrutės laukia nauja aplinka, o mama ir tėtis turi susirasti darbą. Vos atvykus į miestelį, į svečius užsuko pagalbinius Pažintinauskas, kuris yra Šešeliškių meras ir senas Skaidrutės tėčio draugas. Draugai apsidžiaugė susitikę, maloniai šnektelėjo, meras dar ir pasiūlė gerai apmokamą darbą Skaidrutės tėvams miestelio savivaldybėje. Skaidrutė svajoja užaugusi tapti futbolininkė, todėl su nekantrumu laukia, kada galės pradėti lankyti Šešeliškių futbolo būrelį. Norint lankyti šį būrelį, reikalinga gydytojo pažyma, kad Skaidrutė gali intensyviai sportuoti. Šešeliškių poliklinikoje labai didelės eilės. Kad greičiau sulauktų eilės, Skaidrutės mama iškepė skanų pyragą gydytojui Niekadijui Nekišininkauskui. Nors gydytojas yra tikras smaližius, tačiau griežtai atsisakė priimti dovaną, nes tai nesąžininga kitų pacientų atžvilgiu.
Skaidrutė su nekantrumu laukia apsipirkimo prieš naujus mokslo metus. Didžiausia Šešeliškių miestelio parduotuvė priklausė labai maloniam žmogui – pardavinėjui Bečekiui. Parduotuvėje buvo didžiulis mokyklinių prekių pasirinkimas ir didelės nuolaidos su sąlyga, jog bus mokama grynais pinigais, tiesiai pardavėjai kišenę, be galimybės gauti čekį. Skaidrutės tėveliai sumokėjo pinigus, bet grįžę pamatė, jog nauja kuprinė buvo šiek tiek suplyšusi. Neturint čekio, prekės grąžinti jau nebegalima. Tad teko eiti į kitą parduotuvę ir nusipirkti naują. Mokykloje Skaidrutė jautėsi labai laukiama ir puikiai sutarė su naujais klasės draugais. Nors klasėje beveik visi vaikai labai stropiai mokėsi, deja gerai sekėsi ne kiekvienam. Kartą Skaidrutė pastebėjo, kad jos klasės draugas Nedarijus Namudarbauskas pasiliko po pamokos ir laikė saldainių dėžutę. Mokytoja Nepapirkiūtė labai nustebo dėl tokios dovanos. Jis suprato, kad Nedarijus norėtų nors kartelį gauti aukštesnį pažymį už matematikos kontrolinį. Vis dėlto mokytoja saldainių nepriėmė, o paprašė juos išdalinti klasės draugams. Kitą dieną mokytoja Nepapirkiūtė vaikams papasakojo, kas yra skaidrumas bei pagarbus ir sąžiningas elgesys. Na štai, tai toks ir žaismingas filmukas, bet kartu aš manau, kad susimąsto ne tik tai vaikai, būna susimąsto ir suaugusieji, ir mokytojai. Tai pirmas pavyzdys yra būtent kalba apie piktnaudžiavimą pažintimis, tai yra nepotizmas. Ir ką mes darome diskusijų metu, tai patys moksleiviai bando identifikuoti, o kas buvo negerai. Tai šiuo atveju gal yra negerai ne tik tai, kad Pagalbinijus Pažintinauskas pasiūlė darbą, bet tai, kad niekas nesiryžta pranešti, kad tam būtų užkirstas kelias. Ir kad jeigu niekas nepraneša, tiesiog tame nedalyvauja, nes turi vaikai ir ne tik vaikai be abejo suprasti, kad tam nėra užkertamas kelias. Tai patys vaikai reflektuodami pasako, kad o kas čia sako yra nesąžininga. Tai mano galva visada reikėtų apsukti viską vietomis ir pabandyti atsidurti kitų pozicijoje. Pavyzdžiui, jeigu, kai mes diskutuojame su vaikais, jeigu jūsų tėveliai norėtų gauti darbą savivaldybėje, bet gauna kitas žmogus, kuris galbūt nėra pakankamai išsilavinęs, nedalyvavo konkurse ar ne, tai ar tikrai tai yra sąžininga kitų atžvilgių. Tai vat tada vaikams šiek tiek jau kyla minčių, o gal iš tikrųjų čia yra kažkas tai nesąžiningo, tai be abejo bandome pateikti ir tokius gyvus pavyzdžius. Tai labai ikoniškas buvo ir Niekadijus Nekyšininkauskas, čia toks optimistinis personažas, kuris kyšio duokdie niekada nepaima ir atrodo nekaltas pavyzdys ar neatneša pyragą gydytojui Niekadijui, bet vėlgi, kalbant per realius pavyzdžius, kada net pamenu pačiam, kada buvau penktoje klasėje, teko susidurti su panašia situacija, kai tiesiog atėjus pas gydytoją, mačiau, kada yra brukamas vokelis į kišenį ir tada buvo tokia nemaloni situacija ir patys gydytojai nemaloniai jautėsi, tarsi kažkas juos užklupo. Na ir pamačius visą stalą nukrautą vaišėmis, tai iš tikrųjų vat, tokie dalykai atrodo, jie nesibaigs tol, kol žmonės nepradės kalbėti šiek tiek garsiau, nors skaidrumas atrodo seniai nauja tema, bet mes vis tik ją sugebam apčiuopti iš kitos pusės ir kažkaip tai suaktualinti. Tai dar vienas geras to pavyzdys, tai buvo pigesnė prekė ir iš tikrųjų čia jau vaikai patys atpažino ruošdamiesi rugsėjo 1, kada su tėveliais yra papuolę į panašią situaciją,
Tai kai vaikai patys atpažįsta tam tikrą aktualų dalyką, jiems tema yra įdomesnė ir jie daug labiau įsitraukia į diskusiją. Tai vat būtent kuriant šitą filmuką buvo galvojama, o su kuo susiduria vaikai. Tai vat tokios situacijos, kaip ir paskutinis pavyzdys, kada Nedarijus Namudarbauskas vietoj to, kad pradėtų daryti namų darbus, atneša pakišą mokytojai. Tai va būtent tai rodo, kad šitie pavyzdžiai labai gerai atpažįstami kasdienėje aplinkoje, kasdienėje veikloje. Tai kokios dar būna reakcijos, labai kartais keista, gal šiek tiek ir nuvilia mokytojų reakcijos, kada garsiai prie vaikų yra sakoma, jog, na, vaikai neklausykim, nes vis tik čia niekas ties tuo nesibaigs, niekas nepasikeis. Tai tarsi kalbame apie kažkokią utopiją, nesibaigiantį procesą, nors tą procesą iššaukėme patys, nedalyvaudami ar nebandydami užkirsti kelio tam. Tai keletą tokių patarimų, ką reikėtų daryti, kuriant galbūt savo edukacinės įrankiai. Jie visada yra geri, jeigu jie veikia. Ir kuriant kažkokį tai dalyką, aktualia tema, tai visų pirma reikia pažiūrėti, ar ta tema yra tikrai aktuali jūsų moksleiviams, ar jie supranta konkretų pavyzdį. Ir labai smagu, kad dauguma mokytojų kūrybiškai pažiūri į šitą procesą, kaip šiuo atveju matėte filmukas, tai yra tiesiog visiškas bandymas padžiazuoti šitą sudėtingą temą moksleiviams pradinių klasių. Ir jeigu ta tema yra aktuali, tai labai svarbu yra kuo daugiau optimizmo ir tikėjimo tą temą. Atrodo, skamba labai nuvalkiotai, kad tikėkim tema, bet iš tikrųjų yra nemažai edukacijų, kurios, jeigu būtų tiesiog išdėstomos paskaitos principu, kada medžiaga yra pakankamai sausa, tai moksleivių dėmesio tai visiškai nepritraukia. Tai va, būtent tikėjimas ta tema tuo, ką tu sakai ir tuo, ką tu darai, tai čia yra pagrindinė sėkmė apskritai mūsų visų edukacijų valstybės pažinimo centre. Ir nemažai informacijos patys mokytojai ir būdų, įrankių gali surasti mūsų visiškai neseniai startavusioje svetainėje. Aš gal labai trumpai dar norėčiau nukeliauti ir parodyti vieną pavyzdį. Tai virtuali pilietiškumo mokykla, tai yra projektas, kuriame jūs galite patys rasti įvairią aktualią informaciją savo. Informacija yra tiek video formatu, tiek audio, tiek tekstai. Tai didžioji dalis valstybės pažinimo centro, kas yra susijęs su pilietiškumo tema, yra sudėta būtent čia. Tai jūs patys galite susirasti savo naudingą informaciją. Man labai smagu, kad yra mokytojų, kurie jau žino ir naudoja. Ir svarbiausia dalis tai yra ne tik išbandyk, bet ir sukurk, nes jūs gaunate iš karto paruoštus įrankius, kuriuos jūs galite atsisiųsti ir naudoti pamokų metu. Tai čia yra labai svarbus dalykas, nes mokytojai, kurie kartais, pritrūksta tam tikrų gerų idėjų ir minčių, tai tikrai gali jomis pasinaudoti užėję į šią svetainę. Pabaigai, visiškai pabaigai, nes matau, kad mūsų laikas jau senka, tai šią skaidrę tiesiog noriu parodyti dar vieną interaktyvų įrankį, tai yra ImoLearn kubai, tai yra kinestetinis mokymasis, gal dalį mokytojų jau yra tekę naudoti šį įrankį. Tai tiesiog visiška refleksija, nes be refleksijos, ko gero, labai sudėtinga vaikams, ar ne, kad ta medžiaga kažkur tai nusėstų ir susidėliotų galvoje. Tai pabaigai aš norėčiau gal tokia mintimi, nebent dar turėsim laiko pabendrauti, jeigu bus klausimų iš mokytojų. Tai man patiko labai išsakyta mintis profesoriaus, istoriko, politologo Alvydo Jokubaičio. Buvo išsakyta mintis, kad jeigu žmogus tiesiog išberia tekstą kaip žirnius ir net nebando sudominti auditorijos, jis yra ne dėstytojas, o dėstytuvas. Tai aš gal labai ir palinkėčiau nebūti tais dėstytuvais, o būti tais, kurie, kaip ir minėjau, tiki tuo, ką daro ir sako. Ačiū.
Ačiū Mantai Jums už tokį smagų pristatymą. Tikrai, manau, ne vienas pranešimo metu šypsojosi mokytojas, matydamas, kaip įtaigiai įdomiai galime kalbėti su mokiniais. Bet aš noriu Jūsų dar Mantai paklausti, nes ir gavom į pokalbį skilti vieną klausimą, kuriame sakoma, gal galite pasidalinti nuorodą į video apie skaidrutę, tai kaipgi tą skaidrutę pasiekti galima būtų? Iš tikrųjų, pats filmukas pradžioje stengiantis labai jo neskelbti, o tiesiog, kad tai būtų kaip naujiena ir mokytojams, ir mokiniams, tai tiesiog buvo integruota ir mes labai dažnai keliaujam su valstybės pažinimo centru po Lietuvą ir pas mus beje nemažai atvyksta, tai tikrai tą filmuką turi galimybę, ar bent jau dalį filmuko tikrai pamatyti. Turim idėjų, kad toje virtualioje pilietiškumo mokykloje, kurią jūs matėte, rodžiau kaip pavyzdį, tai galvojame irgi įdėti ir patalpinti filmuką ten, arba bent jau atskiras filmuko iškarpas, ištraukas, kad jūs tikrai galėtumėte rodyti ir savo moksleiviams. Tai manau, kad ateityje tai tikrai šitą dalyką mes įgyvendinsim. Taip, ačiū, o dabar matyt, mokyklos mokytojai galėtų naudotis, kreipiasi į Jūs, ar ne? Kad pravestumėte vienokią ar kitokią edukaciją. Na ir jau iš karto turime į pranešimų skiltį atskriejančių pranešimų, kad tikrai būtų puiku, kad būtų patalpinta į pilietiškumo mokyklą ši informacija. Na tai manau, kad taip ir netolimoje ateityje atsitiks. O kol kas tikrai kviečiu bendrauti su valstybės pažinimo centru. Ačiū iš tiesų Mantui. Jeigu turit klausimų, tikrai drąsiai rašykite į pokalbį skiltį. Na, o dabar prieš sekančius pranešimus aš dar kartą priminsiu visiems, kad tai vyksta dažnai mūsų renginiuose tiems, kurie norės gauti pažymas apie tai, kad jie dalyvavo šitame renginyje. Mes netrukus pokalbių skiltyje patalpinsime anketą, kurią jūsų prašysime užpildyti. Štai matau, Lina jau patalpino šią anketą, tai tiesiog parašyti vardą, pavardę, elektroninį paštą. Ir mes pasistengsime tikrai per 2 savaitės, kad į jūsų nurodytus elektroninius paštus tokios pažymos ateitų, jūs pasiektų. Jeigu kažkam kiltų klausimų, drąsiai rašykite ir man tiesiai elektroniniu paštu, tikrai bandysime įspręsti tą problemą, jeigu kiltų trukdžiai. Na, tai štai dar tokie techninio pobūdžio toks intarpas, o dabar aš su malonumu noriu pakviesti Širvintų pradinės mokyklos mokytojų būrį, kurie tikrai jau antrus metus labai aktyviai stengiasi vystyti antikorupcinės veiklas, būtent pradinių klasių mokiniams, yra parengę išsames programas ir dabar paprašysime jas pristatyti. Tai pirmiausia, matyt, kviesčiau priešmokyklinio ugdymo mokytoją Rasą Gudeikienę, vyrų mokytoją, kuri yra parengusi pranešimą. Kai elgiesi netinkamai, keisk savo elgesį iš karto. Mokytoja, ar jūs esate su mumis? Labadiena. Taip, matom jau, puiku. Dabar pabandykime pasidalinti skaidrėmis ir savo pranešimu. Taip, kol Rasa ruošiasi, jums sakau, kad tai toks paskutinis mūsų etapas, gerosios praktikos pasidalinimas Širvintų pradinės mokyklos mokytojų ir kviečiame užduoti klausimus. Taip, puikiai matosi, galite pradėti. Tai mes esame mokykloje patys mažiausi, tai turbūt šita tema yra sunkiausiai gal nagrinėjama. Tai būtent šiandien noriu pakalbėti apie elgesį, kai elgiesi netinkamai, keisk savo elgesį iš karto. Antikorupcinis švietimas suteikia įgūdžių ir žinių, kaip kovoti su korupcija ir kaip elgtis su ją susidūrus. Tai yra labai svarbu, nes korupcija gali turėti neigiamą poveikį visuomeniai. Štai keletas dalykų, kuriuos galime pasakyti 6 metų vaikams apie korupciją. Kas yra korupcija, kodėl korupcija yra bloga, kaip galima kovoti su korupcija, ką galime daryti patys ir kas yra geriausias būdas kovoti su korupcija.
Su šešiamečiais temas korupcija, antikorupcija nagrinėjame netiesiogiai įvairiomis temomis. Šiandien norėčiau pristatyti, kaip su mokiniais mokomės draugiškumo, sąžiningumo, atsakomybės, savigarbos, taisyklių bei susitarimų laikymosi. Gebėjimas valdyti emocijas ir elgesį nėra įgimtas. Turime padėti vaikui išmokti kontroliuoti savo elgesį, išmokti reikšti jausmus priimtinais būdais. Tinkamas elgesys yra subtili pusiausvyra tarp vaiko savarankiškumo poreikio ir būtinybės žinoti ribas. Nuosekliai laikydamiesi tam tikrų taisyklių ir ritualų, palaipsniui galėsime mažinti savo kontrolę jam, suteikdami galimybę pačiam vaikui atsakyti už savo elgesį. Parodydami vaikui pasitikėjimą, pripažindami jo gebėjimus, stipriname jo savigarbą ir savikontrolę. Kai vaikai palankiai nusiteikia savo atžvilgiu, tai teigiamai vertina savo santykius su kitais. Jie noriau laikosi taisyklių ir susitarimų. Dabar aptarėme svarbiausius sutarimus, elgesio taisyklės ir stengiamės jų laikyti. Tai mes darome mokslo metų pradžioje, turime įsikabinę štai tokį stenduką, tai su vaikais aptarėme, pasakome, ką galėtume daryti, ko negalėtume daryti. Taip pat šalia turime emocijas. Vaikai atpažįsta, įvardyja savo ir aplinkinių emocijas. Tai pyktį, liūdesį, baimę, džiaugsmą, analizuoja, kodėl šios emocijos kilo, adekvačiai reaguoja aplinkinių emocijos, paguodžia liūdinti, paklausia, kas negerai ir panašiai. Aptarėme situacijas, analizuojame, koks elgesys yra tinkamas, koks ne. Tai vaikai būtent kūrė patys tuos susitarimus, žaidimų taisyklės ir stengiasi jų laikytis. Įvykusias situacijas aptarėme, kas negerai, ką galima buvo padaryti, kad to išvengtume. Na ir juokiamės klasėje, kad pas mus atsiranda dar vienas vaikas, tai yra ne mano ir ne aš, nes iš tikrųjų pradžioje, jeigu reikia susitvarkyti kažkokius žaisliukus ar pasikelti šiukšlės, tai būna ne aš arba ne mano. Susipažįstame su policininko profesija. Tai visą laiką mokslo metų pradžioje pirmoji pažintis su antikorupcijos tema būna, kai mes keliaujame į Atžalyno progimnaziją ir susipažįstame su policininko profesija. Vaikams iš tikrųjų labai patinka ir aišku, smagiausia tai yra išbandyti transporto priemonės įvairiausias. Taip pat dalyvaujame jau 5 metus programoje Zipio draugai. Tai vaikai mokosi atpažinti savo ir kitų jausmus, juose susivokti, natūraliai priimti klaidas, ieškoti būdų jas ištaisyti, pasakyti tai, kas skaudina, o ne muštis, neerzinti ir nekeršyti. Išmoksta kontroliuoti savo jausmus ir elgesį. Dabar tarp tokio amžiaus vaikų turbūt bene populiariausias yra filmukas, tai Kakė Makė. Tai tikrai juos visus žiūrime ir pirmiausia žiūrime, kaip reikia draugauti ir bendradarbiauti. Tai draugystė yra labai svarbi, todėl reikia saugoti savo draugus ir jais rūpintis. Kaip išsaugoti draugystę, kaip nesusipykti su savo draugais, kaip reikia bendrauti, ar to galima būtent išmokti žaidžiant. Taip pat žiūrime Bėrį ir Dolytą. Tai Bėris, Raigė ir Dolyta Boružytė yra geriausi draugai. Jie patiria labai daug gražių nuotykių, kol susiranda naujų draugų ir ieško žinių apie juos supantį pasaulį. Skaitome ir iliustruojame knygą. Labai yra nuostabi knygelė, tai Žvėreliai mokosi draugauti. 4 žaismingai iliustruotos alegorinės trumpos pasakaitės apie gyvūnus. Patrauklus personažai, neįtikėtini įvykiai ir nesudėtingas meistriškai parašytas tekstas kviečia pamastyti bei pasikalbėti apie draugystę, bendravimą, pakantumą, kitaip atrodantiems ir besielgintiems be mokėjimo būti savimi. Ir vėliau mes savo iliustracijas kabiname mokyklos bibliotekoje ir gali visos mokyklos mokiniai ateiti ir pasižiūrėti. Taip pat skaitėme ir nagrinėjome pasakėčią. Tai ši pasakėčia privertė vaikus susimastyti, jie suprato, kad ir maži, ir dideli gali būti draugais.
Tai būtent liūtas ir pelė Ezopo pasakė, čia iliustruoja vaikai irgi taip pat. Šokome draugystės šokį, tai mokiniai dalyvavo iniciatyvoje Matau tave, visi kartu pašoko dainos Šokim kartu šokį. Šokis būtent suveda visus bendrai veiklai, o kartu praleistas laikas pradžiugino ir sustiprino draugystę. Dainuojame dainą Draugystės šalis. Taip pat vaikai, kurie nori, pasirašo žodelius ir iliustruoja, tai čia ir matome vieną iš tų piešinukų. Dainuojant kartu vaikai mokosi bendrauti, dalintis ir bendradarbiauti. Dainos gali padėti vaikams išreikšti jausmus, išmokti juos suprasti ir valdyti. Dainavimas gali būti raminantis ir emocinės išlaisvinimo priemonė, padedanti vaikams susidoroti su stresu ir įtampomis. Žmogaus gyvenimas primena knygą. Vaikystė gražiausias jos puslapis, o kokia vaikystė be pasakos? Pasakos moko draugiškumo, gerumo, ugdo supratimą, nebūti godiems. Tai būtent pasidarėme pasakos pirštinė dekoracijas ir vaikai laisvų metų nuo veiklos labai mielai pasiema, mes turime pasidėję ir vaidina. Tie vaikai, kurie jau skaito, tai būna autoriais, skaito autoriaus žodžius, o kiti vaikai jau yra išmokę ir vaidina šitą pasakėlę. Mes esame tokie maži, o šis pasaulis toks didžiulis. Tai būkim viens kitam artimesni. Ištieskim ranką, atsikelt padėsim, ištieskim kitą, apkabinsime pečius. Nusišypsokim, šypsenalai sako, esu tau draugas, būki juo ir tu. Ačiū už dėmesį. Ačiū tikrai. Ir kaip mokslininkai tikrai jau ne vieną kartą nustatė ir pabrėžė yra, kad vis tik elgesio modeliai nėra įgimti. Ir nuo mažiausių dienų, matyt, mes to elgesio mokome, stebėdami savo aplinką. Tai ačiū tikrai mokytojai, kuri jau prieš mokyklinio ugdymo vaikams sugeba tikrai atrasti tų tokių veiklų, jas vykdant. Nereikia kalbėti apie korupciją ar ne tiesiogiai, o kalbėti apie teisingumą, sąžiningumą ir tais mažais žingsneliais keliauti jau link vyresnio amžiaus, kada jau mes tikrai galime labai rimtai šitomis temomis kalbėti. Tai ačiū, puikus pavyzdys, kaip galima dirbti su mažaisiais. O toliau jau matau ruošiasi kitos mokytojos, tai yra Aušra Lebedėvienė, mokytoja metodininkė, ir Lena Vaitkūnienė, taip pat mokytoja metodininkė, kurios pristatys, o kaipgi galime kalbėti su mokinukais nuo 1 klasės. Bet dabar mokytojas reikėtų tą baigti bendrinti, taip puikiai pavyksta. Tik tai mes, atrodo, garso jūsų negirdime. Įjunkite garsą ir bendrinkite kitas skaidres. Taip, tuoj va išėjom iš kolegės skaidrių. Tai aš dar, kol mokytojas ruošiasi, tik pasakysiu, kad šita mokytojų komanda yra parengusi skaidres, parengusi tokią mokymo programą kiekvienai klasių grupiai. Tai dabar mes tuo jau matome, įsijungiame skaidres, kaipgi čia toj 1 klasiai galime paprastai kalbėti. Prašau, žodis jums. Ar matote skaidrės? Taip, matome ir girdime puikiai. Tai pernai mes turėjome 4-tokus ir ruošiame 4-tokams pritaikytą metodinę medžiagą, o šiemet perėjome prie 1-okų. Ir kaip žinia, nuo šių mokslo metų 1-okai dirba pagal atnaujintas programas ir ugdomos įvairios kompetencijos. Tai mes atsižvelgdamos į tai, dirbdamos pagal atnaujintas programas, irgi trumpai apžvelgsime, kokiasgi kompetencijas ugdėme. Tai pirmoji, tikrai pati svarbiausia, tai yra pažinimo kompetencija ir mokėme problemų sprendimo. Atpažinti nesąžiningą elgesį kasdieninėje aplinkoje ir kaip jį spręsti.
Antroji tai kūrybiškumo kompetencija. Tai jau su pirmokais mokėmės išsakyti asmeninę poziciją apie nesąžiningą elgesį, atsižvelgti situaciją, kelti kūrybinės idėjas ir sprendimus. Ir pirmokai noriai ėmėsi iššūkių reikalaujančių darbų, kūrė savarankiškai, su nedidelė mokytojo pagalba, tobulino, pristatė savo kūrybos rezultatus, etiškai veikė, kurdami individualiai ir su kitais ir dalinosi kūrybos rezultatais. Dar viena kompetencija tai komunikavimo, tai komunikavimas individualiai ir grupėje, socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija. Tai aiškinomės, kaip toje pačioje situacijoje žmonių elgesys ir emocijos gali būti skirtingi, mokėmės atpažinti nesąžiningą elgesį ir tinkamai į jį reaguoti. Ir Atsiprašau jūsų labai, bet mes nebematome skaidrų. O kodėl? Tuoj bandysim. Taip, jūs puikiai matome. Pabandykite dar kartelį. Garsą reikia traukti lėmą. Apačioje, matau, nuleistos skaidrės yra, dar jūsų visą ekraną matėme, dar kartelį pabandykite bendrinti. Taip, taip, gerai. Ir pabandykite dar įjungti. Taip. Matote dabar? Taip, matome. Ir vėl išjungiate. Už tai, kad jūs išjungėt, jo negalime. Palikti reikia. Jis pats kažkaip jau. Taip, atsiprašome. Atsiprašom labai. Kartais pasitaiko. Tikrai dėkojame visiems, kad pildote anketą dėl pažymų. Matome, kad tikrai jau daug kitojų yra užpildę tą anketą, kam nepavyksta, tikrai galėsite parašyti man elektroniniu paštu. Taip, mokytojas, matome jūsų skaidres. Mes tiesiog tik tai galite šone tiesiog užeiti ant kažkurios skaidrės, kurioj dabar norite ir mes tikrai matysime. O dabar? Matome. Gerai. Sekančią verskite. Jau taip. Taip, pilietiškumo kompetencija. Pilietiškumo kompetencija, tai tyrėme nesąžiningo elgesio problemas ir nuo kogi su pirmokais pradėti. Tai žinoma, rugsėjį atėję yra pažintis, nori vaikai susirasti naujų draugų ir klasės valandėlės metu mokiniams siūlome nupiešti draugą ir pasakyti, koks jis turėtų būti, kokio draugo norėtų. Mokiniai gali dirbti individualiai arba grupelėse. Draugo savybės, kai kurie savarankiškai, kai kurie su mokytojo pagalba užrašo arba išrenka iš mokytojos pateikto sąrašo. Vaikai ne tik parašo savybę, bet ir pateikia ją iliustruojančių pavyzdžių. Na ir čia matote pirmokų piešinius ir savybės, kurias jie užrašė. Antras dalykas, kuris mums su pirmokais labai pasiteisino, tai yra situacijų vaidinimas su lėlėmis. Pasakoti apie save pirmokams yra nedrąsu, todėl į pagalbą pasikviečiame personažus. Mes turime štai tokias lėles ir kalbėdami lėlių vardu, vaikai drąsiau pateikia neigiamo elgesio pavyzdžių arba pasakoja savo įvairias gyvenimiškas situacijas. Na, kaip pavyzdžiui, mes turime koridoriuje stalo futbolą ir kaip vaikai prie jo dalinasi vietas. Kartais vienas kitam užleidžia, pavyzdžiui, už pažadėtą saldainį. Ir pačiam prisipažinti yra sudėtinga, tai lėlės tikrai padeda vaikams drąsiau papasakoti, nes tuomet jie kalba jau ne savo vardu. Tęsiant temą, prieš Kalėdas
su vaikais žiūrėjome filmuką, kuris puikiai atspindi draugystės, empatijos ir sąžiningumo temą. Jeigu dar nesate atradę John Leviso, tai tikrai rekomenduojame, nes jo trumpi filmukai tai yra iš tikrųjų didelė pagalba organizuojant klasės valandėles, kalbant apie draugystę ir kitus taip reikalingus pirmokam dalykus. Dabar labai trumpai filmukas. I don't fight this feeling any longer, and yet I'm still afraid to let it flow. What started out as friendship has grown stronger. I only wish I had the strength to let it show, and I can't fight this feeling anymore. I've forgotten what I started fighting for, and if I have to crawl upon the floor, come crashing through your door forever. 'Cause I can't fight this feeling anymore. And even as I wonder, I'm keeping you in sight. You're a candle in the window on a cold, dark winter's night. And I'm getting closer than I ever thought I might. And I can't fight this feeling anymore. I've forgotten what I started fighting for. Na, esmė aiški ir su vaikais pažiūrėję filmuką diskutavome. Na, tai pirmiausiai, kaip vaikai suprato, kas yra šio filmo veikėjai, apibūdink juos, kodėl miestelio gyventojai nenorėjo draugauti su drakoniuku, kaip pasielgė mergaitė, kodėl drakoniukas nėjo į kalėdinę šventę, kaip vertini drakoniuko elgesį, ar jis elgėsi sąžiningai žmonių atžvilgių, ką patartum drakoniukui tu. Na ir čia iš tikrųjų yra gera proga pakalbėti su vaikais, kad draugas gali būti ir kitoks, ypatingai dabar, kai yra įtrauktis, tai iš tikrųjų labai gera medžiaga. Na, kitas šitų, nežiūrėsime tų visų filmukų, tiesiog vėlgi kalbant su pirmokais, svarbu mokyti vaikus draugiškumo, vienybės, susitelkimo bendram tikslui. Svarbu, kad tos pačios vertybės galiotų visiems bendruomenės nariams, kad neliktų vietos nesąžiningam, piktybiškam elgesiui, juk kartais tai būna, visi dirba, vienas kažkuris būtinai nori padaryti kažką kitaip. Tai čia tiesiog yra daug tokių filmukų, vieną iš jų labai trumpą. Čia kelių sekundžių. Žvilgtelsim. Na, vat, su pirmokais svarbu apie tą susitelkimą pasikalbėti. Ir jų yra daug, ten yra įdėta, kam įdomu, galėsite pasižiūrėti.
Na ir apie korupciją su pirmokais šnekame žaismingai, jiems suprantama kalba ir šią temą galima integruoti net ir į muzikos pamoką. Aišku, ko gero, Džimba ir Merūnas net negalvojo, kad tai tiks šitokiai temai nagrinėti, bet iš tikrųjų mokytojai gali pritraukti viską, ką tik reikia. Na, vėlgi visos dainelės neklausysime, tik tai trumpą gabaliuką. Ir klausimai diskusijai. Matosi ekrane. Kaip norėčiau aš turėti tokią tetą ar kaimynę, kuri dirbtų pardavėją parduotuvės saldumynų. O kaip būtų man puiku ją lankyt po pamokų, aš tenai kasdien keliaučiau ir skanėstus susiragaučiau. Tik dėja, nei kaimynė, nei teta saldumynais neprekiauja nors tu ką. Tik dėja, nei kaimynė, nei teta saldumynais neprekiauja nors tu ką. Na va, ir čia aišku vėlgi aptariama, kodėl vaikas norėjo, kad teta dirbtų arba kaimynė parduotuvėje saldumynų. Ir ar galima parduotuvėje imti ir valgyti saldainius nesumokėjus pinigų, tai tiesiog nuomonių vaikai išsako įvairių. Dar vienas gerai žinomas tiltas. Tai vėlgi žiūrime šitą filmuką. Čia galima netgi sustabdyti tam tikrose vietose ir pavyzdžiui, susitiko Briedis ir Lokys, jie pradeda kalbėtis ir mes stabdome. Tada vėlgi klausimai diskusijai. Kas buvo toliau, apie ką kalbėjo Briedis ir Lokys, ką jie vienas kitam siūlė, kuris gyvūnas turėtų pasitraukti iš kelio, kodėl, kaip manai, kam priklauso tiltas, ar juo gali naudotis visi. Na ir po to, aišku, galima pasižiūrėti filmuką iki galo ir pasižiūrėti, ar vaikai savo spėjimais nutolo, ar tiesiog buvo arti tiesos. Na ir atsakydami į klausimus, mokiniai pateikė ir korupciją atspindinčių pavyzdžių. Pavyzdžiui, vieni mokiniai sakė, kad Briedis turėtų pažadėti meškai medaus ir meška galėtų pasitraukti. Kiti sakė, kad reikia praleisti Briedį, nes Briedis pasakose yra miško karalius. Tai vat vėlgi diskutuojame, kaip čia turėtų būti iš tiesų. Toliau pabaigti norėčiau tokia mintimi, taip kaip mes su kolege kalbame su savo vaikais. Dažnai ateina tėveliai ir sako, kas čia darosi toj mūsų klasiai, kodėl ten yra vaikai elgiasi kažkaip netinkamai, bet juk iš tiesų, koks aš ir tu, tokia ir mūsų klasė, juk nesudaro mūsų klasės narių žmonės iš šalies. Koks aš ir tu, tokia ir mūsų mokykla. Koks aš ir tu, tokia ir mūsų Lietuva. Tai vadovaudamėsi tuo principu ir ugdykime vaikų antikorupcinį požiūrį. Tai dėkui. Ačiū mokytojas tikrai už tokią kūrybiškumą. Jau matau, kad ir pokalbis skiltėje tikrai ne vienas parašė, kad tikrai puiku. Koks kūrybiškumas mokytojų. Labai daug kas prašo pasidalinti filmuko nuorodomis. Tik aš dar nespėjau paklausti mokytojų, ar labai didelis... Paskutinėse skaidrėse yra filmukų nuorodos. Tai tikrai pabandysime, bet matau jau Lina ir pasidalino, YouTube galime rasti tuos filmukus. Aš dar tik mokytoja norėčiau jūsų vieną klausimą paklausti. Taip. Tai ar labai didelį skirtumą matėte nuo to, kaip ugdėte ketvirtokus praeitais metais ir šiemet pirmokėliai jūsų rankose? Pirmokėliam reikia viską daug paprasčiau ir daug aiškiau. Su ketvirtokais jau galima pagvildenti ir rimtesnės temas.
ir jau jie patys kūrė priemonę, mes jiem tik padėjom, jie kūrė patys, na, o čia jau mokytojo darbo daugiau. Daugiau. Ačiū Jums tikrai. Nu, o dabar kviečiu Nijolę Miliauskaitę, mokytoją ekspertę, kuri yra ir šios programos sumanytoja, iniciatorė ir tikrai subūrė tokį šaunų mokytojų kolektyvą tokiam svarbiam darbui. Ir šiais metais ji turi antrokus, kiek pamenu, nes prieš metus mes irgi turėjome šį renginį. Taigi, mokytojos Nijolės pranešimo tema – kovos su korupcija įrankių dėžė. Turbūt šis pranešimas, ar ne, mokytoja jūsų? Taip, tai dabar kaip matau, atrodo, čia kiti pranešimai lyg ir ekrane pasirodė. Tikrai, kažkas ištrypo. Radau. Radot. Tuoj paleisime ir mokytoja netgi visą įrankių dėžę pabandys mums pademonstruoti. Taip, ar matosi dabar gerai? Matosi puikiai, girdisi taip pat, prašau. Taip, tai jau antrus metus bandome pasidalinti su mokytojais savo įžvalgomis. Tai pirmais metais tai buvo lengviau, nes nelabai žinojome, kur einame, bet buvome įsitikinusios, kad ir kiti ne tiek daug žino, kaip ir mes. Tai antraisiais metais jau atsirado toks atsakomybės jausmas truputėlį, kad reikia jau žinoti, kur einam. Ir jei su senomis programomis viskas buvo aišku, kad antikorupcinės temos yra integruotos į kitus mokomosius dalykus, tai teko pasiskaityti ir atnaujintas programas ir pasižiūrėti, o kaipgi atnaujintose programuose. Ar yra tos antikorupcinės temos ar ne. Tai pasižiūrėjus tarp dalykinės temas, tikrai skiltė kultūrinis identitetas ir bendruomeniškumas, ta antikorupcijos tema yra pažymėta, vadinasi, ir pagal atnaujintas programas vaikus reikės mokyti šios temos. Neina. Įstrigom. Pastrigom truputėlį. Taip, va, jau gerai, matom kitas. truputėlį sulėtėjęs. Tai norint išmokti didelių dalykų, reikia pradėti nuo mažų, sako Lokas, ir tenka su tuo sutikti. Kaip jau minėjo kolegė, pradinėse klasėse tikrai, jeigu pradėtume su vaikais kalbėti, kas yra korupcija ir panašiai, tai jiems būtų tai sudėtinga suprasti. Tai pradedam nuo tokių paprasčiausių dalykų, juos nagrinėjom netiesiogiai įvairiomis temomis. Tai, jei prisimenat, pernai kalbėjau, kas yra sąžiningumas, kas yra atsakomybė. Tai šiemet dėmesį truputėlį skyriau kitoms temoms. Perėjimas stringa. Visi. Ne. Bandyk. Kartais pavyksta su klaviatūros, klavišais bandom ir rodyklėmis. klavišais ir viskuo. Gerai. Na, tai kągi mokytojas galėtų įsidėti ir ką naudoti savo darbe. Tai visų pirma pateiktis, paveikslėlius, pasakėčias, šifruotės, komiksus ir piešinius. Teko girdėti, kad tojaus pat dirbtinis intelektas užteks tik jam užduoti temą ir jis parašys scenarijų ir sukurs visą filmuką ir mokytojas galės tai naudoti savo darbe. O kol nėra dirbtinio intelekto ir kol mes jo dar neįvaldėme, tai mokytojams pačioms tenka ties tuo padirbėti. Pirmoji tema, kuria kalbėjome su vaikais, kodėl vaikai meluoja. Su šia problema turbūt susidūrė visos mokytojas, ypač kai klausiu vaikų, kodėl neatlikai namų darbų. Tai išgirsti tenka visokiausių variantų. Tai už tai ir kalbėjome su vaikais, kodėlgi jie meluoja. Tai kartais vaikai sako baltą melą, taip vadinama, kai nenori įžeisti artimų žmonių. Kartais meluoja, kad išvengtų bėdų.
o kartais meluoja tiesiog iš impulsyvumo, nes tai kartojasi ir kartojasi ir kartojasi. Tai aišku, tų melo formų yra daugiau, tai čia tik keletą skaidrių parodžiau. Toliau manyčiau, kad į tą veiklą reiktų įtraukti ir tėvus, nes ne vien tik tai mokytojai gali užauginti brandų ir sąmoningą vaiką, bet prie to turi prisidėti ir tėvai. Tai už tai parengiau pateikti tėvams 20 dalykų, kurių tėvai turėtų atsisakyti, norėdami užauginti brandų vaiką. Tai apie daug dėmesio skiriam priežastims ir pasiekmėms, tai manyčiau, kad ir tėvai turi vaikams aiškinti, kokios jų elgesio yra priežastis ir kokios to elgesio pasiekmes. Toliau nepamiršti, kad jie yra suaugę ir kad nesiveltų į vaikišką elgesį, nes vaikai labai greitai tai pagauna ir paskui stengiasi perkelti tą praktiką ir į klasės gyvenimą. Ir labai aktuali tema, kad tėvai pasirinktų bausmę atitinkančią vaiko amžių, nes man teko susidurti, kad labai populiaru tėvų tarpe bausti vaikus atimant iš jų mobiliuosius telefonus, planšetės ar kompiuterius. Ir tada gaunasi taip, kad vaikas savaitę ar net mėnesį neruošia namų darbų iš Emos ar iš Edukos, nes yra nubaustas. Kaip ir prieš mokyklinukai mes taip pat susipažinome su policijos pareigūno profesija, aiškinomės ne tik kada jinai atsirado, iš kur atsirado, bet kalbėjome, kad tarp policininkų yra net stipriausias pasaulio policininkas, kuris iškovojo net 2 medalius Giedrius Valyka. Toliau kalbame su vaikais ir apie tai, kad aplink mus ne vien tik sąžiningi žmonės, kad žmonių yra įvairių ir 10 gudrybių, kaipgi apsisaugoti nuo kišenvagių. Tai netikrinti savo daiktų viešoje vietoje, nes iš karto parodai, kur ką slėpi, vengti vaikščioti šalia kelio. Ne tik todėl, kad gali įvykti nelaimingas atsitikimas, bet ir pravažiuodami pro šalį paaugliai gali tyčia tiesiog atimti kuprinę ar mobilų telefoną. Toliau nesustoti pasižiūrėti, kai kas nors pradeda ginčytis, nes visiems labai įdomu, ypatingai jeigu kas nors pykstasi, taip? O tokia situacija gali pasinaudoti piktadariai. Na ir teko sugrįžti ir daug dėmesio skirti draugystei. Tai parengiau pateikti draugystės taisyklės, nes pats Aristotelis yra rašęs, jog draugystė yra reikalingiausias gyvenime dalykas, niekas nenorėtų gyventi be draugų, nors ir turėtų visas gėrybės. O lapkričio 29 diena kaip tik yra tarptautinė draugo diena. Tai tą dieną irgi teko pažymėti. Na, kurdama šitas draugystės taisyklės, bandžiau net eiliuoti, gavosi ne kažin kaip, bet buvo toks bandymas. Ir, kaip sakau, čia susiduriam su tuo, kad ir vaikai, ir mamos labai puikiai žino vaikų teisės, bet kažkiek primiršta, kad yra ir pareigos. Tai teko dar kartelį priminti mokiniams jų ne tik teises, bet ir pareigas, nes tai lyg 2 vienos poros batai, abu vienodai reikalingi. Na tai pagrindinės pareigos, tai stropiai mokytis, gerbti mokytojus. Toliau, kaip sakau, matyti nelabai vaikams priimtinas yra mokytojo moralizavimas. Daug daugiau galima pasiekti tokiomis pamokomis piešinėlių. Dar pradinių klasių mokiniai noriai priima piešinėlius, į juos žiūri ir jų pagalba perteikti tam tikras taisyklės, kad reikia elgtis sąžiningai net tada, kai niekas to nemato, rodyti pagarbą aplinkiniams, galvoti prieš ką nors darant, nes gali būti liūdnos pasiekmes. Tai va to priežastims ir pasiekmėms skyriau dar dėmesio ir kitoje pateiktyje, kur sudėjau paveikslėlius, kur vaikai turėjo kalbėti, o kodėlgi viskas tas prasidėjo, kuo galėjo pasibaigti, kokią išeitį jūs rastumėte ir panašiai. Na ir kaip sakiau, antikorupcinės temos yra integruojamos į mokomuosius dalykus,
tai lietuvių kalboje labai priimtina vaikam forma yra komiksai, tai įvykis ar istorija papasakota pieštuko ar teksto pagalba, tai mes patys piešinių dar nepiešiam, nes nesam tokie gabūs dailininkai, o pabandėm pasinaudoti tuo, kas yra, na ir tai buvo pirmieji mokinių bandymai kurti komiksus. Ir jie rašė, kągi galėjo pasakyti veikėjai. Na, kaip matote, kartais ir superherojai bijo aukščio. Toliau sekantis dalykas, kuris tinka kalbėti apie antikorupciją, tai yra pasakėčios, kurios turi mokomąją reikšmę. Ir čia labai tinka mokiniam Ezopo pasakėčios, kur gyvūnų pagalba vaikai gali aptarti įvairias situacijas, atpažinti emocijas, na ir aišku, iš moralo pasimokyti. Vėl pastrigom. Kolegijai Vijoliai pirmokams irgi parinkau pasakėčią apie liūtą ir pelę. Tai rinkau kelis variantus, tai vienas variantas tai piešinėliai, kuriuos jie galėtų spalvinti ir patys pasakoti, ką jie mato. Kitas variantas tai trumpa Ezopo pasakėčia apie liūtą ir pelę ir kaip vaikai suvokia tą pasakėčią, tai teksto suvokimas. Ir sekantis variantas tai ilgesnė, jau pasaka apie liūtą ir pelę. Taipogi klausimai iš šitos pasakos ir greta gramatinė dalis, kur reikėjo įrašyti tinkamus žodžius į tinkamą vietą. Tokių pasakėčių galima pasirankioti ne vieną, tai tiktų ir lapiai rožys, kur prieš priimant kokią nors sprendimą svarbu pagalvoti apie pasekmes, taip, ir vaikai turėtų prieiti prie išvados, kad ne visada turime tikėti tuo, ką sako kiti, nes gali atsitikti taip, kaip atsitiko ožiui. Toliau pasakojimus galima kurti labai įvairiai ir vienas iš lengviausių būdų prieinamas ir pirmokams ir antrokams, tai pasakojimų kūrimas pagal paveikslėlių seriją. Tai tų paveikslėlių irgi yra įvairiausių, tai pavyzdžiui, visiems gerai žinoma žiogas ir skruzdėlė. Tai mokomės kurti prie kiekvieno paveikslėlio parašydami po 1-2 sakinius. Idealus variantas, kai vaikai dar parašo kažkokį moralą, ko galėtume iš to pasimokyti. Mes su savo vaikais bandėme kurti pagal šią paveikslėlių seriją pasakojimą. Visų pirma, jiems reikėjo sunumeruoti paveikslėlius eilės tvarka ir tada kūrė pasakojimą atsiprašymą. Tai kaip sakiau, norint galima surasti įvairioms temoms paveikslėlių, tikrai jų gausu. Ir spalvotų, ir nespalvotų. Taip pat antikorupcinę temą galima integruoti ir į matematiką, tai čia pasinaudojau indų moksleivių patirtimi. Su vaikais bandėme spręsti visus šiuos uždavinius, aptarti. Sunkiausiai sekėsi padalinti kiaušinius, nes mes dar dalybos nesimokome ir triženklių skaičių atimties taip pat dar nesimokome, tai šitą praleidome. Kiekvieną kartą, kai vaikai sprendžia kokius nors uždavinius, tai pasakau, kokios šalies tai uždaviniai yra, ar vokiečių, ar prancūzų, ar indų, kad vaikai žinotų, kad jie tikrai nieko nenusileidžia ir kitų kraštų mokiniams, kad gali taip pat spręsti kaip ir kiti mokiniai. Taip pat antikorupcinį ugdymą integruojame ir į dailę ir technologijas, tai dažniausiai iki tol tai būdavo gruodžio 9, kai buvo švenčiama tarptautinė antikorupcijos diena, tai dažniausiai piešdavom plakatus ar piešinius skirtus tai dienai. Na, čia vaikams būdavo tikrai sunki tema, nes, ką čia labai nupiešia, tai dažniausiai būdavo korupcijai ne, plakatas korupcijai ne. Tai čia pasiėmiau piešinių iš kitų kraštų, kaip mokiniai piešia, ir manyčiau, kad patogiausia vaikams būtų iliustruoti pasakėčias, kur pagrindiniai veikėjai yra gyvūnai, ten jiems lengviau suprantama. Kągi mes darėme, kai kalbėjome apie draugystę ir žiūrėjome pateikti apie draugystę, tai paskui mokiniai
nusispalvino Lietuvos simbolį ąžuolą, išsikirpo jo lapus, prisikarpė gilių ir ant gilių užrašė geriausių savo draugų vardus. Ir taip mes kūrėme tokią draugų ąžuolų girią. Kitą kartą, kai kalbėjome apie draugystę, nes prie tos temos vis karts nuo karto tenka sugrįžti, tai jau piešėme gėlių pievą ir geriausius draugus, kas kiek turi draugų, stengiasi pavaizduoti gėlėmis. Tai kaip matote, viena mokinė net sugrupavo gėlės po 3, tai 3 artimiausi draugai, truputėlį kiti netokie artimi ir panašiai. Na, svarbu karts nuo karto pasitikrinti, ar mokiniai neprarado pasitikėjimo žmonėmis. Tai va čia ant rankos vaikai rašė 5 žmonės, kuriais jie labiausiai pasitikė. Tai džiugu, kad mokytojai dar neprarado mokinių pasitikėjimo. Vaikams labai įdomu, kai per klasės valandėlės reikia surasti ir išbraukyti žodžius. Tai čia sudariau tokį, kur susiję su antikorupcinė tema, tai čia jie gali pasitikrinti, kas greitesnis, kas miklesnis, kas atidesnis. Na, užšifruoti sakinius, kai reikia irgi kuo greičiau iššifruoti, kasgi parašyta. Toliau klasės valandėlių metu galima naudoti sąžiningumo darbalapius, kur vaikai turi parodyti savo žinias, kaipgi elgiasi sąžiningas žmogus ir kaip sąžiningas žmogus nesielgia, ir paskui tuos paveikslėlius ir savo pasirinkimus aptarti. Tai iš tikrųjų tokių paveikslėlių ir su veidukais, ir su rutuliukais, kuriuos reikia užspalvinti, galima rasti begalės. Galima pasidaryti kubelius, kur išmetus kubelį tą piešinį, kuris iškrenta, galima aptarti, kas čia gerai, kas negerai. Na ir vaikai gali daryti savo pasirinkimus, gerus pasirinkimus, blogus pasirinkimus, kodėl jiems atrodo, kad tai geras pasirinkimas, kodėl blogas. Arba parašyti, ką vaikai vienoje ir kitoje situacijoje gali sakyti vienas kitam ir argumentuoti savo pasirinkimus. Na, jei trumpai, tai tiek. Ačiū uždėmesi. Ačiū, miela Nijolė, tikrai įspūdingas pranešimas, daug darbo įdėta ir matosi, kad tas darbas nuoseklus. Praeitais metais pirmokai, o šiemet jau tikrai sudėtingesnės matome užduotėlės ir antrokams. Dar norėčiau atkreipti dėmesį tikrai į tai, kad bandote įtraukti ir tėvelius. Be to, norėčiau pasidžiaugti ir tuo, kad mokytoja Nijolė yra mūsų Skaidrumo akademijos mentorė, kuri ne tik savo mokykloje padeda sutelkti mokytojus, tačiau bendrauja ir su Joniškio Saulės mokyklos pradinių klasių mokytoja Vijolė, apie kurią pranešimo metu irgi kalbėjo, kokius patarimus davė. Tai aš manau, kad ir čia besiklausantieji tikrai ras savo pritaikomų dalykų ir aš jau galiu tik Nijolę pasidalinti labai įdomiai ir įtraukiančiai sudomino vaikų. Šaunu. Ačiū už pasidalimą gerąją patirtimi. Dėkojam. Tikrai labai daug padėkų sulaukėme, visos mokytojos be galo kūrybiškos, įsitraukė į šią veiklą ir štai matome, kokį rezultatą galime pasiekti ir vėliau jau tik pildyti tą mūsų žinių bagažą. Ir štai dabar keliaujame jau pas trečiokus, kuriuos pristatys mokymo programą 3 klasių mokiniams, pristatys mokytoja metodininkė Ramunė Savickienė ir vyresnioji mokytoja Lena Ivanauskienė, ir jų pranešimas vadinsis Melo kojos trumpos. Tikrai matyt mokiniams tokia suprantama tema, mėgsta mokinukai matyti kartais netiesą pasakyti ir kaipgi galime čia žaismingai su jais apie tai pakalbėti. Mokytoja, žodis jums. Labą dieną.
Mes esam su kolegė 3 ir 4 klasių mokytojos ir kaip prieš tai minėjo mūsų kolegės, kad dirbant su jaunesnio amžiaus vaikučiais, priešmokyklinukais, pirmokais, antrokais, didesnį indėlį padaro pačios mokytojos. Na, o mums su kolegė kažkiek tai yra lengviau, kadangi mes galime būti tik vedliai ir kūrybinį visą darbą, visą procesą vykdo patys mokiniai. Tai mes pasirinkome vieną siauresnę temą, tai yra apie melą ir kūrybiškai tai pasižiūrėjome, integruodamos lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo ir dailės pamokas. Ir kalbėdami su vaikais šią temą, kaip jau ir prieš tai minėjo kolegė Nijolė, kad vaikai supranta, kad meluoti turbūt melas tas į mūsų gyvenimą įsitraukia jau nuo vaikystės. Ir kalbant, diskutuojant su mokiniais šią temą išaiškėjo, kad meluojama siekiant savo naudos, kažkokio tai apdovanojimo. Ir išminties ieškojome pasakose. Tai artimiausia tikriausiai vaikams. Pasirinkome pasaką Ožka melagė. Ir su mokiniais ją skaitėme, iliustravome, tada aptarėme ir susikūrėme savo iliustracijų pasakos versiją. Ir norime parodyti mokinių sukurtą pasakos Ožka melagė iliustracijų produktą tokį, koks mums pavyko. Tad kelios akimirkos. Ožka melagė. Buvo senelis ir senutė. Turėjo jiedu ožkelę. Rytą išginė ją, priganė po laukus, po pievas, pagirdė tyrų šaltinio vandeneliu. Vakare klausė ožka. Ką tu šiandien ėdi, ką tu šiandien gėrei? Ožkelė graudžiai dūsaudama mekena. Sudžiūvusi klevo lapą ėdžiau, iš purvinos balutės gėriau. Kitą rytą senelė vėl išėjo ožkos ganyti. Per dieną priganė, pagirdė tyrų vandeniu, o vakare parginė namo ir įleido į tvartą. Vakare klausė. Na, o šiandien ką ėdi, ką gėrei? Sudžiūvusi klevo lapą ėdžiau, iš purvinos balutės gėriau. Perpyko senelis, nusilaužė beržo rykštelę ir norėjo melagį pamokyti, bet čia iššoko ir nulėkė į girią. Kiek jo senelį ir tematė. Girioje ožka rado lapės olą ir įlindo. Parėjo lapė iš medžioklės ir klausė, kas čia mano nameliuose. Ožka sako, aš senelių ožka, nei balta, nei juoda, su aukso rageliais, sidabro nageliais, su kojele trep, su rageliu barkšt, purkšt perplėšiu. Išsigando laputė tokia baisaus žvėries. Eina verkdama. Sutinka lapė vilką, tas klausė. Ko verki, kumutė? Kaip aš neverksiu, kažin koks žvėris mano namelius užėmė. Einam, kumutė, aš jį išvysiu. Atėjo abu prie olos. Vilkas ir klausė. Kas čia laputės nameliuose? Ožka sako. Aš senelių ožka, nei balta, nei juoda, su aukso rageliais. Persigando ir vilkas. Nežino, koks čia bus žvėris įlindęs. Eina abu verkdami. Sutinka mešką, ta klausė. Ko jūs abu verkiate, ko tai graudžiai raudate? Kaip mes neverksim, kaip neraudosim. Kažin koks žvėris lapės namelius užėmė. Eime, aš išvysiu, sako meška. Atėjo visi prie olos. Meška ir klausė. Kas čia laputės nameliuose? Ožka vėl savo. Aš senelių ožka, nei balta, nei juoda. Išsigando ir meška. Nežino, kaip tokį baisų žvėrį išvaryti. Šoko bėgti, o lapė su vilku rėkdami paskui. Bėga visi, kiek tik kojos įkerta. Sutinka kiškį,
Šis ir klausė. Ei, žvėris, ko lėkit, kur bėgat, lyg akis išdegė? Neplyšau, o tai dar išgirstas baisus žvėris, kuris lapės namelius užėmė. Bėgam, žvėris, išsigando žvairys ir pats pirmutinis pasileido per girią, kiek tik kojos neša. Bėga žvėris, lepuoja ir sutinka ežį. Ežys klausė, ko jis visi verkia, ko jis bėgat? Tai mes neverksim, kažin koks žvėris lapės namelius užėmė. Tada ežys sako lapei, jei mane priims į savo namelius gyventi, tai aš tą žvėrį išvysiu. Ką tu, jeigu jau mes tokie žvėris jo neišvarėme, tai apie save nekalbėti nėra ko. Pabandykim, prašo ežys. Vėl grįžo žvėris prie olos, ežys susirietė į kamuolį, įsirito į lapės olą ir ėmė savo spygliais ožkai šono badyti. Toji, negalėdama ištverti, šoko iš olos ir liepne atsigręždama atgal pas senelius. Parlėkė, atsiprašė senukų ir pažadėjo daugiau niekada nemeluoti. O lapė priėmė ežį į savo namelius gyventi ir daugiau jokio žvėries nebijojo. Mes jūsų negirdime, galbūt galėtume dabar įsijungti mikrofoną. Taip. Tai taip iliustravę ir suvaidinę šią pasaką, vaikai išminties vėl liaudies ieškojo patarlėse. Ir kartu su mokiniais rinkome patarles, aiškinome jų reikšmę ir padarėme išvadą, kad meluoti nedera, nes anksčiau ar vėliau melas išaiškėja. Tad, kad melo kojos yra trumpos. Tai taip trečiokai, ketvirtokai kūrybiškai analizavo šią temą ir naudodami kūrybiškumo, pažinimo ir komunikavimo kompetencijas. Tai ačiū Jums už dėmesį. Ačiū Jums tikrai. Štai matome, kaip galime kalbėti apie melą ir kaip galime susijęti su antikorupcija, kad iš tiesų antikorupcijos toks vienas iš esminių bruožų yra tas naudos siekimas sau. Ir turbūt, kaip ir mokytojas atkreipė dėmesį, kad būtent kalbant apie melą, tas naudos siekimas čia ir akcentuojamas, iliustruojamas, puikus mokinių darbas ir, ko gero, tikrai mokiniams ir patiems labai patiko įsitraukti į tokias veiklas. Na, tai tikrai ir su trečiokai štai jau galime nuveikti tokių aktyvesnių veiklų, kaip sakome, mokytojas jau šiek tiek nueina į antrą planą, o išleidžia į priekį po truputį ir mokinukus. Ačiū mokytojas, Jums dirbu daugiau vaikai. Už iniciatyvą tokią puikią. Na ir ką, štai atkeliaujam jau ir pas ketvirtokus. Dabar mokytoja Vitalija Šapurienė, vyresnioji mokytoja, pristatys mums temą Aš galiu būti sąžininga. Štai kaip matome, temos sudėtingėja, atėjome pas ketvirtokus ir dabar jau paskutinis mūsų pranešimas. Jūs tikrai galite pokalbį skilti jau užduoti rūpimus klausimus, kol mokytoja pasiruoš skaidrėms. Tai kviečiame klausytis dar vieno pranešimo, kaipgi kalbėti su tais vyriausiais mažaisiais, ketvirtokais. Labadiena, šiandieną pasidalinsiu keliomis idėjomis, kaip būtų galima organizuoti užsiėmimus apie sąžiningumą. Klasės valandėlę pradėjau prancūzų filosofo Žano Žako Ruso žodžiais. Sąžiningas smulkių kasdieninių pareigų vykdymas reikalauja ne mažiau valios negu herojiški žygiai. Išsiaiškinus temą, mokiniai turėjo užpildyti šią lentelę. Lentelėje turėjo surašyti savo pareigas namuose ir mokykloje bei pažymėti, kurias iš jų atlieka sąžiningai. Prieš atliekant darbą išsiaiškinome, ką reiškia žodžiai pareiga ir sąžiningai atliekama pareiga.
Du vaikai nenurodė jokių pareigų namuose, nes jų neturi. Pasak mokinių, daro tai, ko paprašo tėvai. Dauguma mokinių nurodė, kad namuose turi pasikloti lovą, susitvarkyti kambarį, išsiplauti indus. Kelių mokinių buvo paminėta, kad jų pareiga yra pamaitinti katę, pavedžioti šunį lauke, išsiurbti dulkes kambariuose, išnešti šiukšlės, paruošti namų darbus. Na ir pavieniai mokiniai pažymėjo, kad jie turi pamaitinti šunį, išsiurbti kilimą, išplauti grindis, padėti mamai, padėti broliui nusirengti, anksti eiti miegoti, įdėti indus į indaplovę, žiemą valyti kiemą, išleisti katiną į kiemą, pašerti gyvūnus, pačiauti išskalbtus skalbinius, įsivalyti dantis ir nuvalyti dulkes. Surašę pareigas, mokiniai pažymėjo, kurias iš jų atlieka sąžiningai. Apibendrinusi atsakymus, gavau tokius rezultatus. 60% mokinių pažymėjo, kad sąžiningai atlieka visas nurodytas pareigas. 40% mokinių dalį pareigų neatlieka sąžiningai. Tai kokiųgi pareigų mokiniai neatlieka sąžiningai? Beveik pas visus kartojosi pareigos: susitvarkyti kambarį, paruošti namų darbus, išsiplauti indus. Pavieniai atsakymai buvo nuvalyti dulkes, išplauti grindis. Kasgi trukdo pareigas atlikti sąžiningai? Tai visų įvardymas buvo pirmoje eilėje tai tingėjimas. Tada noras greičiau pradėti žaisti kompiuteriu, taip pat buvo įvardyjama noras bendrauti su draugu, noras kuo ilgiau žaisti, noras daryti tik tai, kas įdomu ir linksma, ir užsisvajojimas. Kadangi buvo pareigų, kurios atliekamos ne visada sąžiningai, paprašiau pagalvoti ir pažymėti, kurias pareigas jau nuo šiandien galėtų atlikti sąžiningai. Ir beveik visi mokiniai pažymėjo, kad pareigas galėtų atlikti sąžiningai. Klasės valandėlės pabaigoje padarėme išvadą, jog visas pareigas atlikti sąžiningai nėra visada lengva. Ir kad teisus buvo prancūzų filosofas Žanas Žakas Ruso teigdamas, jog sąžiningas smulkių kasdieninių pareigų vykdymas reikalauja ne mažiau valios negu herojiški žygiai. Mokiniams patinka skaityti Vytauto Račicko knygas, dalyvavome susitikime su rašytoju, todėl pokalbį apie sąžiningumą pasirinkau ištrauką iš šio autoriaus apsakymo Kaip pasiekti parašiutą. Apsakyme pasakojama, kad mokytoja Laima užduoda ne visai įprastą namų darbą, močiutėms ir seneliams padedant pasigaminti senelių laikų žaislų. Sekančią darbelių pamoką vaikai atsineša įvairių žaislų. Augustinas atsineša kišeninį parašiutą. Šį parašiutą Augustinas tol skraidina mokyklos kieme, kol jis pakimba ant kaštonmedžio. Augustinas galvoja, kaipgi reikėtų nuimti parašiutą, ir čia Jokūbėlis pasiūlo Augustinui lipti į medį ir jį nusiimti. Augustinas yra nerangus, net ant taburetės jam sudėtinga užlipti, todėl meluoja, kad skauda koją ir prašo Jokūbėlio lipti į medį. Jokūbėlis nesutinka lipti, nežino, kad Augustinas meluoja. Tada Augustinas pasiūlo Jokūbėliui 1 litą, kad nuimtų parašiutą, o šis įsidera 2 litus ir pradeda sliuogti į medį. Jokūbėliui įveikus pusę kelio ateina mokytojas Vilius ir paprašo nulipti nuo medžio. Jokūbėlis nulipa ir paaiškina, kad būtinai reikia nuimti Augustino parašiutėlį, nes tai yra namų darbas, kurį turi atiduoti mokytojai Laimai. Perskaičius ištrauką mokinių klausiama, kaip savo problemą įstrigęs medyje parašiutas sprendė Augustinas. Vaikai įvardijo, kad Augustinas melavo, jog jam skauda koją, prašė į medį lipti savo draugo, o Jokūbėliui nesutikus pasiūlė pinigų, kad įliptų į medį ir nuimtų parašiutą. Paklausus mokinių, ar jie elgėsi kada nors kaip Augustinas, visi nurodė, kad taip nesielgė.
Paklausus, ar teko būti panašioje situacijoje kaip Jokūbėlis, 3 vaikai nurodė, kad teko. Vienam mokiniui sesuo siūlė kelis eurus, kad išneštų šiukšles. Antras mokinys pasakojo, kaip draugas prašė sutvarkyti kambarį, kol pats žais kompiuterinį žaidimą, o už sutvarkymą siūlė 5 eurus. Trečiam broliui siūlė pinigų, kad už jį išsiurbtų kilimą. Aptarę vaikų pasakotas situacijas, aiškinomės, ką reiškia žodis pagalba ir kodėl Jokūbėlio poelgio negalime įvardinti kaip pagalbos draugui. Augustinas pasirinko netinkamą savo problemos sprendimo būdą, o kaip kitaip galėjo išspręsti savo problemą. Poroje vaikai ieškojo galimų sprendimo būdų, rinko tinkamiausią sprendimą ir siūlė to sprendimo įgyvendinimo žingsnius. Atlikę darbą poroje, vaikai įvardijo savo problemos sprendimo būdus. Tai bandyti numesti su ilgu daiktu, įlipti į medį, papurtyti medį, pasidaryti naują parašiutą, paprašyti kopėčių, pasikviesti suaugusįjį. Kaip tinkamiausi sprendimai buvo pasiūlyti 2, tai pasikviesti suaugusįjį ir pasidaryti naują parašiutą. Kadangi reikia vieno sprendimo, po diskusijų buvo nutarta pasirinkti pasikviesti suaugusįjį. Ir poros, kurios buvo pasirinkusios šį sprendimą, įvardijo sprendimo įgyvendinimo žingsnius. Juos pakoregavus, galutinis siūlymas buvo grįžti į mokyklą, informuoti mokytoją, mokytojas prašo pagalbos kiemsargio, o kiemsargis pasistato kopėčias ir nuima parašiutą. Taigi, užsiėmimo pabaigoje padarėme išvadą, jog galima rasti sąžiningą problemos sprendimo būdą, tik reikia nebijoti prisipažinti, kad bijome, klydome ar galbūt kažką pamiršome. Dėkoju už dėmesį. Ačiū Jums labai. Ir štai tikrai matome net galimybę atlikti mini sociologinį tyrimą savo klasėje, apklausus mokinius, kaipgi jie mano, ką mano apie sąžiningumą ir dar išnagrinėti tokią situaciją labai atidžiai, literatūros kūrinį. Tai tikrai puikus būdas pasirengti, keliauti į aukštesnes klases ir jau apie tai kalbėti daug, išsamiau ir diskutuoti su suaugusiais žmonėmis, galbūt su tėvais, kalbėti apie tą problemą, kada jau mokiniai, 4 klasėje tikrai matome, kad atsirado labai konkreti savoka sąžiningumas. Tai tikrai dėkoja mokytoja. Gal kažkokių pastebėjimų, ar vaikams patinka tokios pamokos? Kaip jūs pasirenkate? Norėčiau pasakyti, 3 klasėje mes bandėme irgi vardinti tą lentelę, pildyti apie savo sąžiningą atlikimą pareigų turėjimą namuose ir mokykloje. Tai mums iš tikrųjų 3 klasėje sekėsi sunkiai. Ir, negalėčiau vardinti, kad ta veikla buvo pavykusi, todėl kad jiem dar buvo, ne visi turėjo tas pareigas, sakykime taip, jiem buvo sunkiai įvardyjama ir iš tikrųjų 4 klasėje tas užsiėmimas praėjo žymiai sklandžiau ir iš tikrųjų tų ir klausimų žymiai daugiau, nes aš iš tikrųjų pranešime ne visus ten, ne viską surašiau, apie ką mes šnekėjome ir diskutavome, bet iš tikrųjų 4 klasėje jau ši veikla yra pavykusi, o 3 klasėje dar jinai, bent jau mano klasėje buvo per anksti ir todėl aš jos nesidalinau 3 klasėje su ja. Taip, tai matome, kad tikrai amžiaus tarpsnis, kada kalbėti, ką kalbėti, tikrai labai svarbus ir čia turbūt mokytojai geriausiai žino, atsižvelgdami į savo klases. Tai ačiū Jums, mokytojai. Aš matau, kad pildosi mūsų pokalbis skiltis padėkomis mokytojams už įdomius pranešimus, bet turim vieną tokį klausimą. Ir aš norėčiau pakviesti tą klausimą atsakyti galbūt mokytoją Nijolę, kuri iš dalies ir savo skaidrėse atsako, bet kaip mokytojas atsako, turbūt visiems labai aišku. Mokytoja Nijolė, tai vienas klausimas yra toks, ar ugdymo temos yra kažkur nurodytos? Ar sugalvoja mokytojas atsižvelgdamas į savo klasės vaikus? Taip, anksčiau buvo paprasčiau, nes ugdymo temas mums nurodydavo pavaduotoja. Dabar ugdymo temas mes pasirinkame pačios.
Ir jeigu mokytojams kiltų klausimas, kad yra programos, yra vadovėliai ir panašiai, kadagi naudoti ten tas pasakėčias ar kurti pasakojimus pagal paveikslėlius, tai iš karto užbėgdama už akių pasakau, kad 30% ugdymo turinio mokytojos galės pasirinkti pačios. Tai visiems reikės integruoti ne tik antikorupcinį ugdymą, bet ir kitas temas. Tai matyt, tos 30% ir gelbės mokytojom. Taip, tai ačiū tikrai už Jums tokį profesionalų, praktinį atsakymą, turbūt tikrai visiems aišku. Na, daugiau matau, tik tai labai ačiū tikrai, nes pranešimai ir mums turbūt irgi, ir man asmeniškai tikrai buvo labai įdomus, įtraukiantis. Ir šiandien pamatėm, kaip ir patys mokytojai sugalvoja, pritraukia. Ir turbūt čia labai svarbu, kai atsiranda mokytojų komanda, dirbant, dalyjantis, pasižiūrint kokiaigi klasiai, ką mes galime pateikti, kokias problemas vaikiškų supratimų nagrinėti. Ir labai svarbu, kaip sakiau, tikrai toji komanda dalinimasis patirtimi. Tai vėl sugrįžtu prie to, kad prieš 2 metus, kai mes nusprendėme įkurti Skaidrumo akademiją, kurios pagrindinis ir tikslas būtų mums sudaryti galimybę dalintis mokytojams patirtimi. Tai atsargus klausimai buvo, o kaipgi čia su pradinių klasių mokytojais. Ir štai prabėgo 2 metai, mes atradome puikių pedagogų, kurie tikrai turi kuo pasidalinti. Ir kaip matote, 2 valandos prabėgo turbūt labai greit, įdomiai, tikrai naudingai ir matyti, ir dar galėtume apie tai kalbėti, jeigu tik to laiko būtų daugiau. Tai džiugina. Tikrai teikia vilties, kad tema įdomi, kad tik vildenama, kad ji aktuali, kad palaipsniui matyti trauksime ir daugiau tų mokytojų, ir tėvelių, ir vaikams galime šitą temą tikrai pasiūlyti labai kūrybingai. Tai laukiam dar jūsų klausimų, jeigu tokių yra. Iš karto sakau ačiū visiems, kas užpildė anketą. Matau, kad tikrai beveik 400 mokytojų užpildė anketą. Visiems jums per 2 savaitės į jūsų elektroninius paštus įsiūsime pažymas apie tai, kad jūs dalyvavote šitame renginyje. Jeigu kartais kažkas negautumėte ar įsivėlė kažkokia tai techninė klaida, nurodant elektroninį paštą, drąsiai rašykite man tiesiai į elektroninį paštą, kuriuo gavote nuorodą į šį renginį, ir tikrai išsiaiškinsime visus nesklandumus. Atrodytų klausimų daugiau nematau. Lina, dar klausiu tavęs, galbūt kažką praleidau. Mano kolegė įsijungia. Labą dieną, aš mačiau renginio metu ir stengiausi atsakinėti. Buvo nemažai klausimų dėl renginio skaidrių, tai gal dar kartelį tada norėčiau pasiūlyti pagarsinti, kur šio renginio dalyviai galėtų rasti renginio skaidrės. Taip, jeigu sekate Skaidrumo akademijos naujienos, o aš tikiuosi sekate, tai mes po kiekvieno renginio, dažniausiai sekančią dieną, pasidalijame pranešimu apie renginio visą eigą, taip pat ir pridedame skaidrėmis ir išsiųsime ir jums laiškutį su visa medžiaga. Tai tikrai galite laukti laiško elektroniniu paštu arba užsukti į Skaidrumo akademiją, kurioje rasite, mokytojams skiltyje rasite ir įvairiausių kitų aktualių renginių. Štai už keleto savaičių turėsime gana svarbų tokį renginį, kurį organizuojame šiais metais 1 kartą, idėjų maratoną, Skaidrumo kodas, kuriame tikrai labai kviečiame registruotis ir mokinių komandas, aišku, vyresniųjų klasių, 9-12 klasių mokinius kviečiame, tačiau šiame konkurse gali dalyvauti ir mokytojų komandos. Tai kviečiu užsukti į Skaidrumo akademijos puslapyje, informacija apie šį renginį ten irgi yra patalpinta, ir susipažinti su mūsų tiek buvusiais renginiais, tiek ir dar ateinančiais. Ir žinoma, informacija bus patalpinta, kaip minėjome, ir apie šį renginį.
Tai atrodytų daugiau klausimų nebematome, nuoširdžiai jums dėkojame, kad toks gausus būrys išklausė mūsų renginį 2 valandas. Tai dėkojame jums ir iki kitų susitikimų. Viso gero.